Čia tikrai yra vienas gražiausių vestuvinių suknelių salonų, tai keliavom kartu į Varšuvą, pradėjom kelionę, dar sustojom pavalgyti, kad suknelės nekabėtų, nes kažkas rašė komentarę, kad ant tavęs suknelės kabo. Tai žodžiu, atvykom į Varšuvą, pasidėjom daiktais, nes planuojam vieną naktį miegoti, tai išsinuomavom tokius apartamentus ir keliavom jau į Milanovą saloną, kur buvom užsirezervavę savo laiką. Tai visų pirma, salonas taip gerai atrodė, viskas nauja, gražu, švaru, patys suknelių siluetai atskirai yra sukabinti. Tai pavaišino mus proseko ir pradėjom primatavimus, tai turbūt įsimatavau maksimalų suknelių skaičių, įvairiausius siluetus pabandžiau, ir princesiškas, ir tiesaus kirpimo, ir tokias undinėliškas sukneles, bet kad taip rašiau savo suknelę, tai nebuvo. Gal net Lietuvoje man labiau patiko, ką buvau matavusis, nors ir senesni modeliai buvo. Na ir diena taip ir pasibaigė, dar nuvarėm pavakarieniauti, šiaip labai čia skaniai pavalgėm.